Taigi tęsiu seriją pagal temą, kai aš sau leidau. Tiesiog vakar užgimė intuityvi mintis ir matau, kad tai yra aktualu. Moteris reaguoja, komentuoja ir ypač džiugina, kai komentuoja mano buvusios klientės, esamos klientės, kai deda širdutes, kai prašo komentarus. Ir kaip gera sulaukti va tokio komentaro, kai dar pažodžiu neatkartosiu, bet kad, aš prisidėjau irgi ir prie savo klientės, tarkim, leidimo savo. Ne tik, kad aš savo leidau, bet ir iki manęs atėjo moteris, kurias aš paskatinau savo irgi leisti daug daugiau. Ir žinot, kuomet nutinka tikrasis, tas gyvenimo pajautimas, tikrasis malonumas. Kažkada man buvo malonumas, kai aš įsigijau naują automobilį iš salono. Man buvo malonumas dieną, savaitę, ir dabar man su juo malonu važiuoti, bet ta euforija labai greitai išgaravo. Kažkada buvo malonumas, kai šitą savo, nežinau kaip pavadinti, supinę, supamą krėslą įsigijau. Jis truputėlį buvo brangesnis negu visi kiti, bet aš sau leidau, nes aš jį pamačiau ir aš jo taip užsimaniau. Ir aš tuomet kaip papau ir tą ir kitą vakarą ir dabar manime smagu. Bet kaip iš tikrųjų gera, kai tu sau leidai ir kai tas traukinukas nuvažiuoja toliau. Kai aš sau leidau pradėti dalintis savo patirtim, savo gyvenimo istoriją, tuo, kaip aš sau padėjau. Ir kai visą tai pristaikė mano moteris, kurias aš pritraukiau pagal savo vibraciją, savo idealias klientės, va tuomet atėjo tas tikrasis pasitenkinimas, tikroji vertė, tikrasis skonis, va to, kas yra iš tikrųjų gėris ir vertė. Kai tu duodi ne tik savo kažką malonaus, bet kai tu matai, kad tu gali įtakoti ir daug daugiau žmonių. Mano niša moteris, atleiskit vyrai, bet esu padėjęs ir vyrams. Ir labai gera sulaukti klienčių atsiliepimų, kurios parašo, kai jau baigiam kartu darbą, praėjus daugiau negu metai. Taip. Ir aš ką supratau, kad tai, ką duodu tos žinios, galbūt aš tokias moteris pritraukiu, kurios imlios, kurios stengiasi, kurios įleidžia į savo kūną visą informaciją, iki to, kad jau kūnas toliau automatiškai sėtų tas sėklas ir ne tik sėtų, bet ir augintų. Iš tikrųjų, tai mes kartu pasisėjom, bet toliau jums reikia laistyti, prižiūrėti ir pražysti. Tai kai klientė prašo po 7 mėnesių, kad neįsigijo nekilnojamą turtą, kad jai pakilo atlygis, kad pagerėjo santykiai su šeima, praėjus daugiau nei metam šiandien ta pati klientė rašo, mane pamačius tiesiog mano video, žinot, o aš dar pakeičiau darbą ir dar geresnis atlygis ir dar mažiau dirbu. Ta prasme, kas vyksta, nes aš to ir mokinu, moteris nesutverta juodam darbui, brangiosios. Mes dirbam tai, kas mums malonu, bet jeigu mes einam sunkiai, jeigu mes darom per negaliu, mes save prievartaujam, tie pinigai iš mūsų labai greit išeina ir tada mes savo sveikatą sužalojam, nes mes einam prieš save. O kai aš pravedu tuo tilteliu ir parodau, kad brangioji, daryk tai, kas tau patinka. Nereiškia, kad reikia iš karto mesti darbą, bet dažnai programos metu moteris palieka darbus ir išeina, ne tai, kad išeina, bet kitas darbas jie susiranda. Ir ką pastebėjau su mano klientėm, tai iš tikrųjų jie susiranda darbai patys. Nes mes pasiėm sėklas, ko jos nori, mes užduodam skaičius, sumas, kurios turi ateiti iš darbo. Ir jeigu grįžtant prie šios dienos pasidalinimo, ką man parašė klientė, tiesiog iš senesnės programos, iš ankstesnės, kad jinai dar labiau atsipalaidavo. Tai mane labai džiugina, kad tos sėklos, nes kaip sako, pabuvau stovykloje, tuomet smagu, bet praėjo kiek laiko ir vėl viskas nusviro ir vėl reikia viską iš naujo, o čia ne. Tas rezultatas galbūt nebuvo toks greitas, kaip jinai norėtų, bet jisai ilgalaikis, jisai nuolat augantis, jisai nuolat kylantis, taip. Tai mane be galo džiugina, kai man moteris parašo, kad jos ir po metų išliko toj pačioj vietoj, tikrai nepakrito, kiek mes pakilom. Jeigu ir buvo, kad jos truputėlį nusileido pailsėti, jos vėl turi technikas, turi praktikas, pasiklauso, pasikartoja, įsikvepia, galbūt ateina žmogus kitas, nes aš pasėjau vienas sėklas ir toliau jom reikia
tiesiog kitų vedlių, kurie yra galbūt specializuojasi jų srityje arba joms reikia kažkokių specifinių žinių. Ir tai yra labai gerai, nes ir pas mane ateina mano mokytojai įvairūs. Ne tai, kad aš su vienu gyvenu mokytoju, tik vienas man padeda susistyguoti, atsistatyti. Ne, aš irgi pajaučiu vienais metais pas vieną, kitais metais pas kitą mokytoją. Viskas to gerai. Arba su viena būnu tol, kol man jaučiasi, kol aš galiu pasisemti. Tai va, tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad tos sėklos, sąmoningumo sėklos, kurias sėju ne aš viena, daug mokytojų tai sėja. Nežinau, kiek kitų mokytojų sėklos ilgai išlieka. Bet kaip matau, va tai, ką aš su savo klientėm pasėjau, tikrai mane džiugina. Jeigu jos net po metų dalinasi, kad jų pajamos ir toliau auga, kad jos ir toliau ramios, harmoningos ir dar su mažiau darbo, tai tikrai be galo džiugina. Tai brangioj ir tau žinutė. Brangioj, leisk savo, išgirsk save. Ir patarimai būtų tokie, pradėk leisti savo nuo kažkokių mažų, smulkių dalykų. Nes jeigu nori išgirsti, ką tau nebūtina keisti darbo, tu tam pačiam darbe gali kaifuoti. Bet pradžio pradėk nuo tokių mažų. Pati eini kažkur mieste ar miestelį, žiūrint, kur gyveni ir panorai kavos. Galbūt ta kava, jeigu tu esi gausi, ten ta suma tau nedidelė, tu gali leisti, bet tu laiko neturi, tu neleidi savo dėl laiko. Eini, nes tau reikia padaryti daug darbų, nesustoji. Kitas variantas, galbūt tu laiko turi, bet tau, ten ir ten tie 3 eurai ir kiek, šiuo metu tau jų gaila. Čia yra neleidimas savo, čia yra užspaudimas, taigi pradėk nuo tokių mažų. Leis savo tą kavos puodelį, jeigu tu jo nori, ar arbatos puodelį. Ir leis savo, jeigu tu esi versli moteris ir jau įsukusi verslą ir bei sustoti, ar marketingė dirbi, ir tu įsivaizduoti, kad jeigu tu kasdien pasirodysi, tik tuomet tavo verslas plėtosis. Brangioji, visa tai priklauso. Ne nuo to kasdienio pasirodymo. Taip, tai yra svarbu, bet yra daug marketinginių struktūrų, kaip tu gali pasirodyti. Tu gali mėnesį nesirodyti ir to klientai niekur nedings, nes svarbiausia yra tai, ką tu turi viduj. Taigi grįžtam prie to, prie leidimo savo. Aš ir daugiau padarysiu tokių serijų. Jeigu to aktualu, įdomu, tiesiog komentuok, noriu daugiau arba noriu ir padarysiu tiesiog aš, kai tik tai į tarpukus, tarp darbų, tarp poilsio, padarysiu kažką naudingo. Pradėk leisti nuo mažų dalykų. Tiesiog atsiversti knygą, nors tu ir labai užimta, pradėk leisti savo nors 5 minutės, nors 10, iki pusvalandžio, pamedituok. Pradėk, brangioj, nuo mažų dalykų. Taigi, apkabinu tave, žinau, kad tu gali, tu esi verta. Tu esi verta savo didžiausios svajonės, bet pradėk pildyti pradžiai mažas. Iki.